4 klaidos teikiant grįžtamą ryšį. Pirma, konstruktyvumo stoka. Labai dažnai mes kritikuojam asmenį, o ne elgseną arba rezultatą. Dar blogiau būna, kai mes į tą rezultatą arba elgseną ateinam be konkrečių pavyzdžių arba faktų. Tada jie tampa tik tai nuomonė, dėl kurios galima ilgai ir nuobodžiai ginčytis. Antra, netinkamas laikas. Ir čia yra 2 momentai. Vienas, kai mes grįžtamą į ryšį marinuojam ir po to nusprendžiam jį atiduoti. Taip man nutiko, kuomet aš kovo mėnesį dariau renginį, o mano vadovas apie tai man papasakojo gruodį. Spėkit, kiek aš iš to prisiminiau arba kokių pamokų aš galėjau iš to pasiimti. Nieko. Antras elementas su laiku yra tas, kad mes dažnai manom, kad reikia duoti čia ir dabar. Tačiau jeigu aš ką tik pravedžiau mokymus ir jie žiauriai nenusisekė, tai man tikrai nereikalinga dabar, kad ateitų kažkas ir sakytų, kaip aš blogai tai padariau, nes mano emocinė būklė netokia. Todėl labai svarbu ją įvertinti. Trečias momentas – nesuderinti lūkesčiai. Kuomet mes ateinam ir pasakom, kas įvyko blogai, žiauriai svarbu pasakyti, o ko mes tikimės arba kokio rezultato mes norėtumėm. Ir paskutiniai vietoj – išeiti iš tokio susitikimo su darbuotoju, išgirdus jo įsipareigojimą tai daryti. 4 klaida yra sumuštinio principas. Aš negaliu patikėti, kiek šiandien dienai dar verslų, akademijos žmonių mano, kad tai yra puikus būdas sušerti feedbacką. Tai aš būsiu labai kategoriška, bet sakysiu, ne, jis yra absoliučiai netinkamas. Ir taip galvoju, ne aš viena. Tam visiškai sėkmingai pritarė ir Adam Grant, kuris yra Wharton mokyklos Pensilvanijos universiteto profesorius ir daugelio knygų autoris. Ir jis sako, kad jei mes grįžtam į ryšį sluoksniuosim, pasakysim, kas gerai, pasakysim, kas ne visai gerai, ir tada pasakysim, kas puikiai, darbuotojas gali išeiti su 2 žinutėm. Viena, viskas kaip ir normaliai, tarsi neturėčiau ką keisti. Ir antra, neišgirs nieko, ką iš tikrųjų mes norėjom pasakyti gerai, išsinešti tik tai, kas blogai. Tai kam tada gaišti laiką kalbėti apie dalykus, kurie nėra svarbus?